Sveiki! Aukcionuose atsiduria įvairūs meno kūriniai, kitos kolekcinės vertybės, tačiau neretai juose parduodami ir itin keisti daiktai, kurie galiausiai įsigyjami už milžiniškas sumas. Būtent apie tokius keistus daiktus šį kartą ir kalbėsiu. Jei patiks ši laida, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir pasidalinti video su draugais. O jei norite nepraleisti būsimų laidų, prenumeruokite kanalą Maistas smegenims. Tikriausiai dabar vienas žinomiausių, kone viso pasaulio žiniasklaidoje nuskambėjusių atvejų įvyko 2024 lapkritį. Italų menininko Maurizio Catelano darbas "Komediantas" aukcione buvo parduotas už maždaug $6,2 milijono, nors tai tebuvo prie sienos lipnia juosta prilipdytas bananas. Tai brangiai įvertintas meno kūrinys net nebuvo amžinas dirbtinis bananas, o tikriausias paprastas bananas, kurį įsigijęs kriptoverslininkas net demonstravo, kaip jį suvalgo ir gali pakeisti kitu. Tas pats menininkas 2025-aisiais ir vėl parodė, kad aukcionuose savo vietą randa išties keisti daiktai. Jo kūrinys Amerika tai veikiantis tualetas, tačiau nuo įprasto tualeto besiskiriantis tuo, kad buvo nulietas iš daugiau kaip 100 kg 18 karatų aukso. Šis auksinis tualetas aukcione buvo parduotas už $12,1 milijono. Po pardavimo jis taip pat pateko į Gineso rekordus kaip brangiausias kada nors aukcione parduotas tualetas. Tiesa, tai nėra pats pirmas auksinis tualetas, kurį sukūrė Maurizio Catelanas. Pirmasis auksinis tualetas buvo pavogtas iš muziejaus dar 2019 metais ir taip ir nebuvo surastas. Buvo spėjama, kad vagys tiesiog išlydė auksą ir jį pardavė. 2018-aisiais Britų gatvės menininko Banksy paveikslas "Mergaitė su balionu" aukcione buvo parduotas už daugiau negu $1 milijoną svarų. Po pardavimo paties menininko paveiksle paslėptų smulkintuvų kūrinys buvo dalinai susmulkintas ir pervadintas į meilę šiukšliadėžėje. Menininkas teigia, kad tai pirmasis kūrinys pasaulio istorijoje, kuris buvo pagamintas gyvai aukciono metu. Šis kūrinys 2021 metais buvo parduotas už net daugiau negu $18,5 milijono svarų sterlingų. Prie tokių neįprastų meno kūrinių puikiai įsipaišo ir iš nerūdijančio plieno nulietas triušis, kurį sukūrė Jeffas Koonsas. Šis vienas iš 3 triušių kolekcijai priklausančių kūrinių 2019-aisiais buvo parduotas už daugiau nei $91 milijoną ir tuo metu tapo brangiausiu gyvo menininko darbu kada nors parduoto aukcione. Dar keisčiau atrodo airių fotografo Kevino Eibošo atvejis. Jo nuotrauka bulvė 345, kurioje tiesiog matosi vieniša bulvė juodame fone, buvo privačiai parduota už €1 milijoną. Teigiama, kad fotografiją nusipirko Europos verslininkas, pamatęs ją menininko namuose. Kai į aukcionus pakliūna garsenybių buities fragmentai, jų kaina dažnai šokteli ne dėl paties daikto originalios vertės, o dėl noro turėti kažką, prie ko prisilietė garsenybė. Tačiau nesykį prekėmis yra tapę išties keisti daiktai. Pavyzdžiui, 2010-aisiais Johno Lennono porcelianinis tualetas buvo parduotas už $9,500 svarų. Tai buvo maždaug 10 kartų daugiau nei jo išankstinis įvertinimas. Kaip prašė žiniasklaida, unitazas buvo išimtas iš dainininko namų, o statybininkui pasakyta jį tiesiog pasilikti ir pasidaryti gėlių vazoną ar kažką panašaus. Tačiau tualetas 40 mečius pragulėjo sandėlyje, kol galiausiai virto aukciono sensacija. O 2011-aisiais Johno Lennono vardas ir vėl plačiai nuskambėjo, nes aukcione buvo parduotas jo dantis. Kanados odontologas už dantį, įskaičius visus mokesčius, sumokėjo šiek tiek daugiau nei 23 000 svarų. Johno Lennono dantis iškart pateko į Gineso rekordus, kaip brangiausias aukcione parduotas dantis. Keistų relikvijų sąraše neabejotinai turi atsidurti rokenrolo karaliaus Elvio Preslio plaukai. 2002 metais tamsių plaukų kuokštas, kurį pardavė jo asmeninis kirpėjas, internetinėme aukcione pasiekė net $115 000 sumą ir tapo brangiausiais kada nors tai parduotais plaukais. 2023-aisiais dainininko Fredžio Merkurio ūsų šukos
prieš aukcioną buvo įvertintos vos 400–600 svarų. Tačiau galutinė kaina, už kurią buvo nupirktos mažytės, kažkada reguliariai prie dainininko ūsų prisiliesdavusios šukos, buvo išties didžiulė, net 152 000 svarų. Dar keisčiau skamba aktoriaus Viljamo Šatnerio atvejis. Jis 2006 metais sugalvojo parduoti savo inkstų akmenį. Už akmenį buvo gauta net $25 000, kuriuos aktorius skyrė labdarai, ir vėliau už juos Naujajame Orleane buvo pastatytas namas šeimai nukentėjusiai nuo uragano Katrina. Viljamo Šatnerio inkstų akmuo taip pat pateko į Gineso rekordus, kaip brangiausias kada nors parduotas inkstų akmuo. 1954-aisiais Marilyn Monroe apsilankė ligoninėje, kuriai buvo padaryta krūtinės rentgeno nuotrauka, o po 56 metų ši nuotrauka buvo parduota už labai didelius pinigus. Nors buvo manoma, kad už ją kažkas sumokės maždaug $3,000, iš tikrųjų galutinė suma siekia net $45,000. O Hario Poterio knygų kūrėjos J.K. Rowling medinė kėdė, ant kurios sėdėdama ji parašė pirmasias 2 garsiosios knygų serijos dalis, 2016 metais aukcione buvo parduota už $394 000. Kainą tikriausiai labiausiai iškėlė tas faktas, kad autorė pati išpaišė ir aprašė kėdę tokiomis frazėmis kaip "parašiau Harry Potterį sėdėdama šioje kėdėje" ir "o galbūt nemanai, kad atrodau gražiai, bet nespręsk vien pagal tai, ką matai". Pirkėjas drauge su kėde taip pat gavo ir rašytojas ranka rašytą laiškelį, kuriame buvo parašyta: 1995-aisiais gavau 4 nederančias valgomojo kėdes ir ši buvo pati patogiausia, todėl ir atsidūrė priešais mano rašomąją mašinėlę, padedama man, kol spausdinau Harry Potterį ir išminties akmenį bei Harry Potterį ir paslapčių kambarį. Mano nostalgiškoji pusė jaučiasi gan liūdnai, matydama ją iškeliaujant, bet nugara ne. Bet jei kėdė dar skamba kaip visai normali relikvija, aukcionuose pasitaiko ir gan kraupių pirkinių. Štai 2016 metais aukcione buvo parduoti rašytojo Trumano Kapotės dalis pelenų. Už juos sumokėta $43 750, nors pradinė prognozė buvo tik $4–6 000. Prie keisčiausių daiktų, kurie buvo parduoti aukcionuose, taip pat vertėtų paminėti ir daiktą, kuris apskritai nėra apčiuopiamas ar kaip nors įrodomas. 2010 metais moteris iš Naujosios Zelandijos aiškino, kad jos namuose vaidenasi ir nusprendė aukcione parduoti 2 vaiduoklius, kurie buvo uždaryti į stiklinius indus. Nors tai skamba kaip neįtikėtina istorija, tačiau vaiduokliai iš tikrųjų buvo parduoti už net $2000 Naujosios Zelandijos dolerių. Karališkojo pasaulio keisti artefaktai irgi randa vietą aukcionuose. Štai 2015-aisiais pora medvilninių karalienės Viktorijos apatinių buvo parduota už 12 000 svarų. Pranešimuose pabrėžta, kad drabužiai buvo pažymėti monograma VR ir taip aiškiai identifikuoti kaip monarchijos garderobo dalis. Kai koks nors daiktas yra susijęs ne tik su konkrečia garsenybė, bet ir su tam tikrų istorinių lūžių ar katastrofa, tokių artefaktų kainos neretai kyla dar aukščiau. Pavyzdžiui, 2017-aisiais aukcione buvo parduotas mokslininko Alberto Einšteino ranka rašytas lapelis apie gyvenimo laimės teoriją. Už jį buvo sumokėta net $1,56 milijono, nors išankstinis vertinimas tiesiekė $5–8 000. Tai buvo garsusis užrašas paliktas ant viešbučio blanknoto, kai fizikas neturėdamas grynųjų pinigų arbatpinigiams sugalvojo atsiskaityti savo išmintimi. Raštelyje buvo parašyta: rami ir kukli gyvenimo tėkmė suteikia daugiau laimės, nei sėkmės siekis lydimas nuolatinio nerimo. Pirminius vertinimus smarkiai pranoko ir neįprasta Britų karo laikų relikvija – Winstono Churchillio dirbtiniai dantys. 2024-aisiais jie buvo parduoti už 18 000 svarų, daugiau nei dvigubai viršydami 8 000 svarų orientacinę kainą. Kalbant apie Winstoną Churchillį, cigaras buvo neatskiriama jo įvaizdžio dalis. Britanijos ministras pirmininkas jų surūkydavo po 10 per dieną. Todėl nereikia stebėtis, kad išlikusios jo cigarų nuorūkos kai kada pardavinėjamas aukcionuose. Štai 2017-aisiais
Aukcione buvo parduota kubietiško cigaro, kurį rūkė Winstonas Churchillis nuorūka. Jis surūkė pusę cigaro 1947-aisiais Paryžiaus Le Bourget oro uoste, laukdamas išvykimo į Londoną po vizito Prancūzijoje. 2024 metais aukcione taip pat buvo parduotas labai retas karalienės Elžbietos II ir princo Filipo 1947 metų vestuvinis torto gabalas. Už jį sumokėta 2200 svarų. Torto gabalas buvo išlikęs originalioje dėžutėje kartu su laiškeliu, todėl atrodė lyg savotiška laiko kapsulė, nors realiai tai tebuvo 77 metų senumo torto gabalas. Beje, gan brangiai buvo parduotas ir kitas karališkojo torto gabalas. Tai buvo torto gabalėlis iš princo Čarlzo ir princesės Dianos vestuvių. Šis torto gabalėlis originalioje dėžutėje buvo parduotas 2021-aisiais, o jo kaina pasiekė 1850 svarų. Kartais parduodami net ne daiktai klasikinė prasme, o tam tikros vietos. 2012-aisiais buvo pranešta apie mažyčio JAV miestelio Bufordo, kuriame tuo metu gyveno vos vienas gyventojas, pardavimą už $900,000. Miestelį vaiduoklį nusipirko 2 verslininkai iš Vietnamo. O iš katastrofų relikvijų bene garsiausias atvejis yra Wallace'o Hartlio smuikas. 2013 metais Titaniko orkestro vadovo smuikas buvo parduotas už $900,000 svarų. Aukcionų namai vėliau pabrėžė, kad supirkėjo priemoka bendra suma siekia apie 1,1 milijoną svarų, o tai anais laikais pavertė smuiką vienu vertingiausių nuskendusio Titaniko artefaktų. Prie katastrofų artefaktų taip pat reikėtų paminėti alaus butelį iš dirižablio Hindenburgas, kuris nukrito 1937-aisiais. Vandenilio perpildytas dirižablis užsidegė ir nukrito per keletą sekundžių. Po katastrofos nusinešusios 36 žmonių gyvybės, ugniagesys rado 6 butelius alaus, kurie buvo šiek tiek nukentėję nuo ugnies, bet dar nesprogė. 5 iš jų jis išdalino kolegoms kaip suvenyrus, tačiau vieną butelį ugniagesys 1977-aisiais perdavė alaus daryklos muziejui. O 2009-aisiais šis butelis su apdegusia etikete ir iš dalies išsilaikiusiu turiniu buvo išstatytas parduoti aukcione Didžiojoje Britanijoje. Nors pradinė kaina buvo 5,000 svarų, jis buvo parduotas už 11,000 svarų. Jis tapo brangiausias alaus butelis istorijoje. Dar įspūdingesnio rekordo pasiekė auksinis kišeninis laikrodis, padovanotas kapitonui Arturui Rostronui, už tai, kad jo vadovaujamas laivas išgelbėjo daugiau kaip 700 Titaniko katastrofą išgyvenusių žmonių. 2024-aisiais šis laikrodis buvo parduotas už 1,56 milijonų svarų ir tapo brangiausiu kada nors parduotų Titaniko artefaktų. Šį laikrodį dovanojo kelių žuvusių turtingų keleivių našlės. Ant jo korpuso išgraviruoti padėkos žodžiai. Na, bet jau laikas atsisveikinti. Jei žinote dar kokių nors įdomių ar keistų daiktų, kurie buvo parduoti už didžiulės sumas, pasidalinkite tuo komentaruose. Jei turite pageidavimų naujoms laidoms, juos irgi palikite komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir jei patiko, nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti video su draugais ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. Iki!